Sveiki bičiuliai, nedaug laiko praėjo nuo mano pirmojo video. Jeigu kas nematėt pirmo video, įkelsiu čia ir čia kažkuriam kampe. Šiandien važiuosim į vietą tokią, vieną iš mano mėgstamiausių, galima sakyti. Irgi netoli Kauno, tik tais, kad visiškai priešinga pusė nei praeitame video. Ir tikėkime, kad šį kartą pasiseks atsidaryti, tęsim pradėtus darbus. O dabar ilgai čia nekalbėsiu ir važiuojam. Dar tik ankstyvas rytas, o jau išgirdo, kaip raudojo, įsipjovęs į koją. Vilkas pilkas nepastebėjo, kad žoliai slėpėsi. Ką, atlėkiau iki Norfos, dar pasimsim atsigert ir judėsim toliau. Ką, viskas, dabar tiesiu taikymo važiuojam iki vietos. Koks 30 km, tai šiek tiek daugiau negu buvom pirmajam video prie tų tvenkinukų, tai čia man iš vis prie pat namų buvo. Čia jau reiks pravažiuoti truputėlį. Galim kultuką prasilaužti. Toks netvarkingas, miškai namais patampa, čia laimę randam gamtos. Tikrųjų apsimelavau dar, benzinėlį į Varvint sustojau, mes po to negrįšim. Čia laimę randam gamtos, vaikai visados ištiesia ranką. Miškai noriu aš padėti, o po to jau pailsėti. Kas čia visko tiek primėti, ar negėda, miškai noriu aš padėti. Varim į vietos. Ko man čia patinka šita vieta, tai kad yra daug vandens telkinukų vienoje vietoje. Čia galima realiai viską apeiti pėsčiomis ir apie 6 ar 7 vandens telkinukai, jei nedaugiau yra. Gal pirmą dar nueisiu papietausiu, nes namuose nevalgiau ir tada galėsim pradėti minios meškerės. Meniu, ką mes čia turim. Pagrindinis patiekalas. Sumuštiniai, baisuliniai, riešutukai ir geriausias gėrimukas. Užkasiu. Ir pradėsim tai daryti, ko čia ir atvažiavam. O baisuliniai dar gamtoj. 10 iš 10. Pasiruošę. Bandysim atlikti pirmą metimą. Vėjas čia šiaip gan nemažas, kai prie namų buvo žymiai mažesnis, tai tikiuosi, kad normaliai užsimės. O, atsistojau, kur vėjas į nugarą. Palaidau vieną vyžėlę, tai tą progą užsirišau 0,3 gramų, dabar bandysim toliau. Iš esmės tai žuvies matau įrašą, ne. Tikėkimės kažką pagausim šiandien čia, jeigu ne, tai dar pakeliui namo į Nevėžį bus galima užsukti tenais. Girdėjau irgi, kad veiksmas vyksta. Ką bandom toliau ir žiūrim, kas gausis. Na, jau tikiu šitą metimą, kad bus. Turėjau kelius užsikabinimus. Dar nieko neištraukiu, bet jaučiu, kad šiandien pavyks. Einam dabar kito tvenkinuko, ten labai vėjas pučia. Vieną kartą jau buvau lūžęs ant šito leptelio. Tikėkimės šiandien sklandžiai pavyks praeiti, nes nelabai norėčiau ledinį vandenį. O čia įlūžimo vieta matos.
Pagaliau. Pirma žuvytė. Kuoja. Nu va. Atsidariau. Pareina dar vieną. O. O. Kojytė. Apėjau čia porą tų vandens telkinukų. Realiai tik vienoje vietoje ir tai radau žuvies. Visur kitur nei kibimo neturėjau. Tai jau apie valandą galbūt žvejoju, gal nepilnai. Grįšim dar į tą pačią vietą biškį pamėtysim. Ir po to ten iki kitų tų telkinukų tai reikės davažiuoti su automobiliu. Bent jau atsidariau. Alio, dar sumuštinį pasiėmiau. Maisulinį. Nu, čia kojytės tai šiandien kiekvieno metimo eina. O. Agresyvi. Ir vėl, tik užmetė jau traukt reikia. Tai ką, pagaudėm čia tų kovyčių. Bandysim dar, kaip sakiau, pavažiuoti iki kito telkinio čia prie pat yra. Ten irgi dvi vietas turiu visai smagias. Pažiūrėsim, kas ten gero. Tai ką, lekiam. Atlėkiau čia iki to kito telkinio, kur sakiau. Einam pamanyti užmest. Reikia susirasti tais kažkokį pravėjį, nes viestai čia iš visų bus. Pirmas metimukas. Pėdsakėliai nemaži. Vaikšto gyvūnėliai čia. Bandžiau čia tos telkinukus dar kelis, kaip ir sakiau. Nieko gero, tai dar lėksiu pakeliui namo iki Nevėžio. Prasuksim tenais nuo leptelio gal pamėtyt. Tai ką, važiuojam toliau. Žodžiu, jau biškį užsižiopsojau. Ką, kad gal į batus nusiplauk. Va. Sau. Normaliai. Atvariau dar iki Nevėžio. Žmonių milijonas kaip visada. Eisim, bandysim surast laisvą vietą. Sudėjau avižėlę šiek tiek sunkesnę. Kad greičiau skęstumės čia dideli giliai.
Kažkokių mini kibimukų buvo. Aukšlės galbūt kabinės. Žiūrėsim. Pabandžiau dar Nevėžyje va keletą metimų. Nieko gero, tai ką viskas, važiuosiu namo, šiandiena baigta. Gan smagiai praleistas laikas. Ką dar norėjau pasakyti, jo. Ačiū, kad žiūrėjot ir ačiū už pirmo video komentarus gerus. Susitiksim kitame video turbūt.